Na, bet dabar atėjo metas didžiai vakaro intrigai. Ar pavyks Nikolajui šį vakarą pakelti Dainą į orą? Ar atsiplėš šį vakarą nuo ledo? Partnerė atrodo nepakartomai, čia komplimentas mano jai. Nors techniniu atžvilgiu žiūrint, buvo čiuožimas į priekį, mažai čiuožimo atgal, valso žingsneliai nelabai tiksliai atlikti. Iš tikrųjų, šį vakarą iš Nikolajaus Afanasinkos galėtų pasimokyti net pats Žydrūnas Savickas. Nikolajau, tai kiek košės reikia suvalgyti, kad galėtum paskraidinti Dainą? Jūs tikrai nedaug, mūsų Daina labai lengvutė, kaip kukelis. 90 kg, jeigu ką, o jisai šiaip valgė šokoladą, galiu visiems vyram rekomenduoti, kad mane pakeltų. Kasdien po kilogramą? Tai praktiškai jisai plytelę tik tai suvalgė. Na kągi, pasižiūrėkim, kaip šitą mirtinai pavojingą triuką įvertins šio vakaro komisija. Iš tikrųjų, puikus pasirodymas, puikus katiniškas pasirodymas ant ledo. Jau jūs girdite, kokios čia ovacijos, kaip visi palaiko Dainą ir Nikolajų. Mis aštrioji pačiūža Daina, priminsiu, kad savo balus visus šį vakarą atiduoda Arui. Arai, man atrodo, tau labai pasisekė. Taigi pažiūrėkime, kaip galvoja komisija. Visgi šitoj poroj vis tiek pasigestų sudėtingesnių elementų. Todėl už techniką skiriu 3. O iš meniškumo pusės neturiu priekaištų 5. Jūs čiuožėte ir į vieną pusę, ir į kitą, ir kartu, ir atskirai, ir kėlėte, ir ne tik bandėte, bet pakėlėte techniką puikiai. Technika puikiai. 4. Tikrai 4. Ir tai, ką mes matėm tikrą spektaklį. Tai buvo muzikinis, šiek tiek su pavojingais elementais, ypatingai Nikolajui pavojingais elementais, bet vis dėlto puikus spektaklis ant ledo. Šiandien pirmai porai statau 5. Ačiū. Vienu metu buvau jau išsigandęs, kai Daina paėmė razgoną ir tiesiai taikymą pradėjo čiuožti pro šitai mus. Jau išsigandau, kad... Bet tokia, mažytė tokia... Nesupratot nieko. Viskas labai gerai. Tai blaksis. Mažytė katytė. Mažytė katytė. Nepatraukit vyną, viskas tvarkoj. Mažytė katytė. Labai gerai. Va pizdys moteriams kompleksijom visiems mūsų žmonėms. Linkėjimai nuo fan klubo. Iš mušamųjų rašau 5. Dvigubą 5. Bravo.
Jūs esate tikra moteris, privertusi vyrą daryti tai, ką nori moteris. Viskas. Jūs tikrai... Taip. Indai sakė, kad ją turi nešioti ant rankų. Mes tai matėme. Jis privertė, be abejo. Tai, Daina, aš jums rašau, neturiu tokio. Va taip vat. Už abudu balus. Jo, čia spaudimas geras nuo fanklubo, bet manęs nelabai prispausi. Todėl bereikalo ten užėt. Tai va, galiu pasakyti vieną. Suprantu, kaip sunku, Daina, ant ledo būti. Iš tikrųjų, tai technika iš tikrųjų buvo nelabai sudėtinga, kol jisai nepaėmė tave ant rankų. Aš supratau, kad jau salto nereikia. Bet reikia to, kad katėjai vaikšto 4. Truko dar 2 porų pačiūžų, aišku, tada būtų 5, bet taip, sąžiningai 4. Ačiū. Čia už techniką. Nu, jau tas morčius pavyko, aš manau. Pažiūrėkit į Švento Mikolaikos akis. Laimingas, džiaugsmingas 5. Daina ir Nikolajus surinko 46 balus. Tačiau kaip kompensacija šie balai atitenka Arui. Aras ir Vaida turi 46 balus. 46 balai, tai jūsų asmeninis rekordas. Taip. Ir visus 46 balus jūs šį vakarą padovanojat Arui. Nes traumos brangiai kainuoja. Patys liekat be nieko, taigi šį vakarą su dar viena prašiausiai pasirodžiusią porą būsite atiduoti žiūrovų teismui. Daina, kaip manai, ar tavo kilnų poelgį įvertins žiūrovai ir pasigailės jūsų poros? Man atrodo, kad svarbiausia yra žmogiški santykiai. Svarbiausia, kad mes su Aru radom bendrą kalbą. O žiūrovai tik sprendžia, čia jau jų darbas. Na, poelgis iš tikrųjų kilnus. Taigi, sveikina šio vakaro čempionus Viktorija ir Andrius. Pasiekė absoliutų rekordą. Per vieną vakarą surinkę 50 balų. Ir solidžiai įsitvirtinę 1 vietoje pagal bendrą įskaitą. Na, mūsų ištikimųjų žiūrovų teismui šį vakarą atiduodame visus savo balus padovanojusią Arui Weberiui Dainą Bilvičiūtę su Nikolajum Afanasenka bei mažiausiai tik 40 balų surinkusius Jordaną Poškaitę ir Gintarę Vostrėcovaitę. Štai stokit šalia manęs. Na, o jūs, mėly žiūrovai, kviečiame labai aktyviai balsuoti visą savaitę. Jeigu norite, kad mūsų šou išliktų Daina ir Nikolajus, siųskite žinutes numeriu 1673. Jeigu jūs norite, kad šou išliktų Jordanas su Gintarė, rašykite žinutes numeriu 1674. Rašydami žinutes neužmirškite įrašyti žodžio ledo, žinutės kaina, tik tai 1 litas. Tai va, primenu, kad galite balsuoti didžiausiame Lietuvoje interneto portale Delfi. Na, čia matot, atlikėjai užsivedę, išsidirbinėja kaip gali. Tai reiškia, kad ledo žvaigždžių šou jau baigėsi. Na, jūs nepamirškite įsijungti Tango televiziją, kur po kelių minučių prasidės antrasis dangus. Malonių įspūdžių danguje ir pasimatysim kitą šeštadienį.